Sveiki, su jumis šiandien aš, Tomas. Ir aš, Karolis. Ir šiandien apžvelgsim štai tokį mažylį BO1. Prietaisas skirtas užkietėjusiems rūkoriams, kurie vis nesugeba pereiti ant elektroninių cigarečių. Šitas, manau, jūs pramuš. Žiūrim iš arčiau. Įsigiję BO1 rinkinį gauna dvi tokias dėžutės. Vienoje būna kapsulės, kitoj pats įrenginys. Dėžutė štai taip paprastai atsidaro. Viduj randam instrukciją, aprašymą, padėką, kad pirkot įrenginį, tokį mažytį lapuką, ir tada pačius prietaisus. Viskas gražiai supakuota, celofane, įsitraukiam, turim patį BO ir jam skirtą magnetinį įkroviklį. Viskas gražiai supakuota. Ir pats prietaisas įsistato čia tiesiog magnetų pagalba. Štai taip. Vartyt kaip norit, vis tiek rausis, tikrai niekur nepabėgs. Jo, magnetukai stiprus. Nėra jie labai stiprus, bet kadangi šitas pats daiktas labai lengvas, tai puikiai laiko dėt galima abiem pusėm. Sekanti dėžutė yra kapsulės. Tai prie rinkinio gaunat dvi kapsulės, skirtingų skonių ir skirtingų stiprumų. Kapsulytės taip pat gražiai supakuotos, steriliai, kaip kokie vaistukai. Tikrai niekas apšiltęs. Jo, užpakuota su gumytėm, tiek apačia, tiek viršus, viskas labai švarus, sterilu. Ir dėžutė šitoj būna mėtos skonio 8 mg stiprumo kapsulytė ir tabako skonio 16 mg stiprumo kapsulytė. Tai štai ką gaunat įsigiję šį rinkinuką, dabar mes, manau, su Karoliu jį aptarsim. Pakalbėsim apie pliusus minusus, parodysim, kaip pasikeisti kapsulę, tai yra žiauriai paprasta, nežinau, turbūt bet kas mokėtų, močiutė man mokėtų, tai pasikeisti kapsulę. Kapsulės paskui galima pirkti atskirai, jos yra parduodamos pakuotėm po 3 vienodo stiprumo ir vienodo skonio, tai yra už pakelėje būna 3 vienodos kapsulės. Arba tokio skonio, arba tokio, ne tokio stiprumo. Ir jos labai gražiai supakuotos, viskas, vat parodys Karolis. Viskas gražiai, eiliai, celofane. Tikrai, vaistai dar nebūna taip gražiai pakuoti. Taip pat, net kas man patinka prie kapsulių, taip pat gaunat irgi instrukciją, paprašymus kitų skonių, kad žinosit, ką toliau išbandyti. Šiuo metu kol kas dar tik porą skonių, bet bus tikrai daugiau. Šiaip ganėtinai populiariausia, kas tokio tipo įrenginys mėgsta, tai yra tabakas ir mėta. Tai tie, sakykim, einamiausi, kas su MTL-iniu kaitikliniu. Nu, dar šiaip gal vaisiai tokie, bet jau piragas man gal nelabai skanu. Aš manau, net nelabai to skonio pirago jaustum, iš tikrųjų, tai gal ir nelabai ir dėrėtų. Kalbant apie kapsulės toliau, ragavom su Karoliu kol kas viskas, kas yra. Tiesą sakant, prie rinkinio įsigijant gaunat kitokius skonius, negu kad šiuo metu galima įsigyti. Ir, man rinkiny prie pačio BO buvo skanesnė mėta, bet tabakas nelabai patiko. O vat kur atskirai pirkti, tabakas taip labai skanus, bet mėta... Pavyzdžiui, jeigu lyginant tuos, kas yra kartu komplekte, tabakas man nepatiko, šitas žymiai geresnis, kur atskirai yra nusipirkti, o mėta man atskirai nusipirkti yra skanesnis, yra švelnesnė, aš mėgstu, kai yra mažiau mėtas, nes ta, kur komplekte yra tvirta gera mėta, sakau, užtraukiau, net kiaušant šalo. Tai kas mėgstat stiprią mėtą, tai jums tikrai patiks. Tai va, gerai, kad atšilo, laukia pliusas, tai Karolis išsigelbėjo, bet šiaip man tai ta mėta patiko. Vasarą bus gerai, galėsi dėtis apšarmuojas vaikščioti. Idėja. Tai va, apie tos skonius tiek, paskui skonių bus daugiau, gal net padarysim trumpą filmuką apie jos plačiau papasakoti. Tam kartui dabar tada parodo, manau, kaip pasikeičia kapsulė. Tai seną tiesiog ištraukti. Ištraukia, aš pasiėmėt, naują įdedat. Pasiimam naują kapsulytę. Iš to viso pakelio. Pakuoja. Nuima tas visas gumytes.
sakykime, jeigu norit pasikeisti skonį, paragauti ir tą, tai nereiškia, kad jūs įdėjus tą kapsulę viskas, ją turit išmesti. Ne, jūs tiesiog tos senos gumytės, kad ant naujos kapsulės ten neprisikulptų kokių nešvarumų. Čia nėra būtina, bet aš tikrai rekomenduoju tai padaryti, nes dulkės tos pačios viskas. Tos gumytės, jo, ir tada naują kapsulę mes tiesiog Jeigu apie kapsulės man žinai, kas labai patinka, kad nereikia žiūrėti kažkokių įpjovimų ten, kai būna, žinai, kad kuria pusė čia dėti. Ištraukiai, apsukai, šitą pusę įsidėjai. Žiauriai paprastai. Kaip ir į kroviklį, taip ir įrenginį kapsulės statosi nesvarbu kuria pusė. Ištraukus, apsukus, įstatom ir viskas tvarkoja. Įstačius kapsulę, sumirks indikatorius vieną kartą baltai. Tai reiškia, kad kapsulė užfiksuota ir dabar traukiant pradės veikti. Ir kad garint, ką reikia daryti, nieko, traukiant. Visas mokslas. Įrenginio surinkimas. Įsipakavai, pasiėmė, įsipakavai galbūt kapsulę, įsidėjai, viskas. Kas liečia dabar šito daikto, sakykime, pliusus minusus, aš dar paminėčiau tai, kad, sakykime, kapsulių skoniai, kam patinka, nepatinka, čia labai jau toks. Subjektyvus dalykas. Bet kas liečia įrenginio paprastumą, skonio perdavimą, tai aš likau ganėtinai nustebintas, nes jis, tarkim, baterija, nors jinai numažyta, jisai 22 gramus sveria. Jisai kišeniai užžiebtuvėlį kokį lengvesnis. Nieko nereikia prie papildomai nešiotis turėti. Bet baterija, man išlaiko, taip jeigu tikrai, naudojant su vieną kapsulę panašiai apie 8 valandas. Bet jau taip jau traukiant... Nesėdi pastoviai visą laiką... Jo, bet jau taip, sakykime, nevaržant savęs, kad ten išeit patraukti 3 kartus kas valandą, ten 5 kartus. O vat realiai, pavyzdžiui, jeigu kaip aš naudojau darbę, ten išeiti tam tikrų metų, žinai, kaip pavyzdžiui, parūkyti, va taip išeini pagarinti, tai visą dieną kaip niekur ir kapsulės visą dieną užtenka. Tai man asmeniškai. Tai va, aš sakau irgi kol kas mes dar taip pat vis tiek, aš bent jau nerūkau jau eilę metų, tai man tas toks reguliarus tas tam tikrą laiko tarpą parūkimas kiek keistas dalykas, tai va aš naudoju ją nuolat, bet kapsulės ir baterijos laikymų likau ganėtinai nustebintas. Skonio perdavimą kas liečia. Mėta, kaip ir minėjau, iš komplekto labai jautėsi, buvo labai ryški, ten sakyčiau gal daugiau mentolis, kur galime įsigyti atskirai. Toks šaldantis, tas toks. Jo, ten labiau tokia mėta, šiek tiek švelnesnė, bet aš kaip tik šitą dabar turiu įsidėjęs, man to šaltuko šiek tiek trūko. Norėtųsi dar šiek tiek daugiau to šaldančio efekto, vat Kavalius sakė, visai man pastas skaniai. Tai kalbant apie tabakinį, tas kur yra atskirai nusipirkti, tai yra tikrai skanesnis, jaučiasi ir pačio tabako skonis, čia man atrodo jėsiai miksas, neskaitas. Ir yra tabako skonio, yra daugiau to saldumo, nes tas kur komplekte, man asmeniškai, aš jį sugarinau, bet nesužavėjau. Gali būti dėl to, kad tai komplekte esantis yra 16 mg stiprumo. Mes dabar čia kur pirkom bandėm, tai yra 8 mg. Galimas variantas. Bet, sakykim, nemanau, kad toks nikotino skirtumas taip stipriai įtakotų skonį, kad jo visai būtų nesijausti. Tai va, tai turbūt su šitais pirktiniais, tas tabakas, nesakyčiau, kad ten kafreiseris su kaifūnu, bet skonio skirtingi visai. Jo, tikrai. Aparatai tikrai tikrai nebus kaifūno skonio šiandien. Nesitikėkit. Ne, bet aš turiu meni, kad skonis tikrai ryškiai ganėtinai jaučiasi ir, pakankamai. Va tokiam cigaretiniam traukimui pakankamai prisiminus, kai taip pat traukdavom ten visokias tas C, EBC ir BC kaitiklius, tai šitas gerokai skaniau galvoja. Gerokai. Toliau, pavyzdžiui, jeigu apie pliusus kalbant, man patinka va tavo lemputė indikatorius, kad rodo, žinai, kada baterija nusės. Nėra jokio ekrano, nereikia siekti jokių procentų, bet tiesiog vagarinant kaip pilnai įkrauta. Dega mėlynai. Lieka pusė baterijos, dega baltai, jau viskas, jau tuoj numirs, dega raudonai. Labai paprastai. Kai užsidega raudonas, realiai 10 patraukimų ir jau viskas įsijungia nepakada. Ir gal šiek tiek net jaučiasi tas, bet garo dar šiek tiek mažiau ir tas toks silpnesnis. Gal taip pasirodė, man nežinau, aš labai dėmesį. Toliau, apie minusus pakalbėti, va kaip. Aš dar vieną pusę noriu paminėti, pasikrauti netrunka valandos. Laiko beveik visą dieną pasikrauti netrunka valandos. Kompiuteris USB jungtis, įmetus, paukšt, 45 minutės, man atrodo, aš garinau, kuris visai jau man įsikrovė, net nebemirksėjo, traukiant nieko nedarė, įdėjus apie 45 minutės, viskas prietaisas vėl 8 valandom paruoštas naudoti. Vėl, čia tas 8 valandos, gal kažkas daugiau jį nepaleis iš rankų. Gali būti 4, kitam 6. Jo, gal per 2 sunaudos, gal tam 3 dienas laikys, jeigu mažai gali. Tai va, tai aš nežinau, toks super, duper paprastas, parūkyti skirtas
dalykas atsikratant. Va būtent, kad skirtas, nesąmonė. jisai, bet jeigu perkat, neįsivaizduokit, kad jisai skirtas ten pūst kažkokiem dideliem debesim ar vaikyti skonių, ten taip toliau, nes čia yra įrenginys skirtas tokiem, kurie nori mesti rūkyti, pradėti garint, labai geras, tikrai rekomenduoju, nes tikrai parūkymo jausmas ateina. Toliau jisai yra skirtas, aš kaip naudoju, tai šį, pavyzdžiui, namuose, kai nenoriu, kad kambarį būtų pilna garų, vairuodamas arba darbe kažkur netyčia ten patraukti. Ir šiaip, einant gatve, tu garini ir žmonės į tave nežiūri jokingai. Taip, galvoja, kad tiesiog sukelia diskomforto kitam, jokiam žmogui, nes kaip būna, paleidai, pasižiūri, bobos galvas tik lenkia va taip, Šetoną galvoja dėti, o tu čia su šituo toks vaikštai savo, nieks negalvoja, kad tu čia sveikiau gyveni. Tai va, lengvas, kompaktiškas, kišeniai telpa laisvai, lyginant vėlgi su modais, jisai, galima sudėti palyginti. Užkaitiklį, jisai šiek tiek aukštesnis, bet jisai plonytis, lengvutis, kišeniai. Šiaip čia toks pliusas minusas, nes jį pamest, aš taip įsivaizduoju, pripratus prie didelio modo jo arba didesnio cigarečių pakelio. Tikrai nesudėtinga toks. Pliusas, bet tiem, kam patinka lengvai mažiau. Ypač vasarą įsidedi modą į kišenę, ten su kokiom 3-4 baterijom, tie šortai smunka, eini visą dieną ir juos tasai, o su šito įsimeti ir jokių problemų. Tai va, labai gerai. Toliau, minusų. Tai minusų kaip čia, tokiam kaip įrenginiui jų nėra tikrai daug. Man, pavyzdžiui, jeigu pradėt nuo pakuotės, tai man labiau būtų patikę, jeigu būtų viskas sudėta į vieną dėžutę. Atsidarai, įrenginys, supakuotos 2 kapsulytės, pakrovėjas, taip toliau, būtų kažkaip viskas vienoje vietoje. Dabar tos 2 dėžutės nėra toks, tiesiog, kad man asmeniškai labiau patiktų. Tai va, dabar tos 2 atskiros dėžutės jos fainos, kokybiškos, bet man labiau patiktų, jeigu būtų viskas vienoje. Man kaip tik labiau patiko, kai buvo 2. Kažkaip atskirai. Pats kaitiklis, pats visas tas garinimo įrenginys ir kapsulės atskirai, kaip ir tarkim perkant modą, ar ten Justą, ar ten V8, tu irgi negauni tuščio taip pačiu. Nežinau, man tai patiko, kad jos buvo atskirai, Karolinė. Čia vėlgi ganėtinai subjektyvu. Išsiaiškinsimės po to šitą dalyką. Man atrodo, kad bus viskas kartu sudėti. O daugiau šiam tokių kaip minusų tai neturiu net, turbūt, nes man jisai, žinai, kaip aš jį žiūriu ne kaip kažkokį profesionalų įrenginį, aš žiūriu kaip papildomą ir į tokį dalyką, kuris yra skirtas padėti žmogui mest rūkyti. Arba jeigu nori kažkur patyliukais pavaruot, bet nėra patyliukais pavaruot, mest rūkyti, turėtų atsarginį visada, gali 3 turėti. Vieną striukę, kitą mašiną, kitą dar kažkur kitur. Jo, aš jį, sakykime, irgi pirmom dienom naudojau kaip pagrindinį įrenginį, vien tik jį, tai tiek tas kapsulės laikymas, tiek tas baterijos laikymas, toks, sakau, 8 valandos viena kapsulė. Galinant, nepasakyčiau, kad labai intensyviai, bet tikrai naudojau. Jį naudojant kartu su modu, tai nežinau, dabar šitą kapsulę mano gal 3 dienos. Dar ten koks 4/4 likęs, tai sakykime, dar tik šiandienai kartu su modu naudojant tikrai pakaktų, sakykime, ten atvažiuojant į darbą ar kažkur į parduotuvę einant, žmonių nekasti. Dar prie minusų būtų toks dalykėlis, aš porą kartų gavau šiek tiek skysčio į burną. Pasitaiko, jeigu ilgiau pabūna jis ant šono ar toksai mikrolašelis ant liežuvio. Su mėta man to nepasitaikė, su tabaku, kur buvo komplektai ir paskui atskirai pirkau porą kartų. Nėra taip, kad jis ten leistų skystį ar kažką, bet porą kartų buvo taip, atrodo, kad apsiseilioja taip skaniai begarindamas, o pasižiūri, kad iš tikrųjų ten skysčio šiek tiek pateko. Bet porą kartų, kol buvo man tai nauja kapsulė. Nėra didelė problema tokia, kad kartotųsi iš eilės su viena kapsulė ar panašiai. Tai man paprasta, nebrangu, patogu, savo funkciją atlieka puikiai. Tai aš nežinau, kas ieško kažko tokio, rekomenduoju. Visiškai pritariu. Aš irgi rekomenduoju tokį įrenginuką. Man pačiam jisai tikrai patinka. Ir šiam kartui tada, jo, manom. Apie mažą įrenginį ir taip išsiplėtėm. Jo, tai ką, kviečiam be abejo apsilankyti Facebook'o grupiai mūsų, prenumeruoti ir Instagramą, ir mūsų YouTube kanalą prenumeruoti. Ir laikint, komentuoti, pasakyti savo nuomonę, savo pastabas. Ir galbūt išreikšti norą, kokį norėtumėt vėliau įrenginį pamatyti. Gal kažką seniai labai norit išgirsti, apie ką papasakojam, bet niekaip nepapasakojam. Taip, tai va, laukiam jūsų nuomonių. Jūs laukit mūsų, neužilgo mano vėl susimatysim. Iki.